ir tas, tu žinai, kai būdavo, ko tu šypsiais. Karoči, kai svorį, kai nori numesti, principai ir tas pats geriausias būdas ir pasiemi ryte atsikeli, karoči, ir šauni citrinos iškart į vandenį, čia sėklų, ledukų, į cinamoną dėl metabolizmo išgeri, viso, svoris praeina. Aš tai galvoju, žinai, kaip ir pofik, nevalgyk vakarais normaliai, pasporto, ir numesi tą svorį. Tai ką, tetos, Tu kas tėvas, mamos, tetos, tetukai ir mamytės, ką mes pradėsim savo laidą, ar ne? Apžvelgsim Mažeikių aktualės. Keliavom, po daugiabučius buvom ir kur mes dar Monika nebuvom. susirgo, nepasakei. Monika jo mūsų susirgo, tai mes realiai šiandien du laturime, pašnekimą apie Žemaitiją, bet turėjom irgi pašnekovą. Tu mažylį. Tai jo, tai mes šiandien, ką mes padarysim, uždėsim akcentus ant Mažeikių einamus įvykius ir Tomukai, gal tu nori pasipasakoti? Iš tikrųjų, kaip aš galiu pasipasakyti, aš verkiu vidui. Man žinai, kaip įdama nostalgija, jeigu aš esu normalus žmogus, aš eidavau Alkausą, buvau jau legendinis tas klientas Alkausą ir dabar užsidarė. Žiaurus dežavu, aš nežinau, mes čia gal blogą tą nišą darom ar dar kažką, bet principai ir tas, kad galvom pareklamuosim Alkausą, bam, užsidarė Alkausas mūsų, ne? Girdėjot, negirdėjot, bet principai ir tas, kad iš tikrųjų, gaila. Vienareikšmiškai gaila. Kaip verslininkas Katras atidarė, pasakė, sako, aš neleisiu, jeigu žmonės, sako, aš padariau gerą vietą, kad žmonės pasilinksmintų, sako, aš stengiausi kiek galėjau, kviečiau visus atlikėjus, iš tikrųjų daug atidavęs, vis laik atlikėjai, kviesdavai daug daryti. O tai pagrindinės priežastys daug užsidarė dėl babkių. Ne, tai ant babkių tai turi, tai žmogus, kaip suprant, kad ant saitur, bet tai vienas ir dalyks, jeigu žmonių neatein, nieks netein pabūtinam, pelno nėra, viskas. Net iš vis uždirbsiu, supratau. Bet kaip ir paskutiniai renginiai, kai tik buvo tie visi didžiai, ten buvo ir dar supranti visokių tokių dalykų, bet principė, ką noriu pasakyti, kad, sakė, dėl babkių viską darė. Ansai darė iš idėjos, pasiėmė Bokuliuk, sako, aš noriu daryti tą, užtenka man, sako, man užtenka, kiek aš uždirbu, sako, aš noriu iš idėjos padaryti barą. Padarė Ansai tą bariuką, susitvarkė. Bet sako, vienas dalykas, mano idėja ir viena, bet jeigu aš negaliu uždirbti pinigėlių, nors eurą ten du, sako, tai jau ir blogai. Bet sako, jeigu į minusą jau ateina, supratai, minusas yra vienas, kad žmonės neėjo. Ans iš tikrųjų vietą, šiek koks apšvietimus jūs padarė, žalumynus kiek supirko, investavo, žiūrėk, kondicionierius sudėjo, ventiliaciją sudėjo, kad žmonės būtų komfortas, žinonai, niekur, kur nueini, Pegasinui, ne? Kaip mes ten sakom, Arklydės, ne? Arklydės, ne Arklydės, bet pažiūrėk, Pegasas kiek laiko gyvuoja. Ten, blemo, tai žinai, ką į Pegasą eini. Ir blogai, to Pegasą, kiek kas nuės, tiek vis laik buvo įsišiepęs, bet principai ir tas, kad labai gaila, kad Alkausas mūsų tas susidarė, nes iš tikrųjų jaunimui buvo vieta, iš tikrųjų turbūt ir ta konkurencija dabar kas, visi Pegasą varysim, ne? Aš o tada buvo toksai pasirinkimas. Žinai, kas ir, sakė, naujas baras kažkur sudar, tu girdėjai pliotkus, ne? Jo, iš tikrųjų, naują barą turėsim, tai čia bus labai įdomi mintis Bilduko, kur buvo ta Bilduko legenda atgirins, iš tikrųjų su tuo Bilduku ir tokia situacija. Bet ir legenda? Ne, žinai kaip ir, moteris pirtį girdėjo, o aš to mano tokį tam kambarį plitelės klojau. Ventiliacija vis buvo, viską girdėjau. Nežinau, klydo, neklydo. Ir pliauk girdėjau, bet nežinau, ten moteris jau nebebuvo, tai žinau, gal po fakto, žinai. Bet principė buvo, kad moteris, kai kalbėjo, tai buvo toksai dalyks, kad buvo kažkokia porelė, sugalvojo, kad reikia atgaivinti Bilduką. Ir tipo, bet visa ta idėja bus, kad Bilduks nestovės po Bilduko vėliavą, bet atsidarys kaip Palongai, kad ir tas Mojo Lounge, ten tipo kokteilių baras, ten padegustuot, kažką padaryti, paveikti kaip lokacija ir superinė. Jeigu ne ten padarys, ten dėkim to į terasą, kad ten atvažiuoji, ten dėkim kokį fulę pajungs, ten dabar Europos čempionatas, kad bus alaus atsidėti. Tai rūmė gerai, tai pažiūrėti, užsakai visą salį, tu? Čia nereklamok, sąja, dabar nenupyknas. Ne, aš tik tai taip sakau, kad... Šiaip visas kalbos mano buvo, kad jis bus Ale Mažeikios pati krūčiausia vieta. Nomad 2, Dubleris. Ar geriau, ar blogiau? Sakykime, nežinau, kaip Nomadą, labai daug žmonės sako, kad Nomad yra labai fainė, ne? Aš kaip kelis kartus buvau ir sakiau, vapšė, kokį durnių reikia būti, kad neįsireikėti. Aš esu, ateini žmonių, sakai, susirink paauglienį, įlėdį, dar vėl skydė, sako, man gerai, man nieko netrūksta.
Nu, tai čia Priklausomai, o kas yra savininkas, žinai, kas ten tipo organizuoja visą tą judesį. Žinai, kaip ir nenoriu tų pliutkos kelti. Žinau, tik aš man jau vienas, antras, kits jau pasakė, kad... Bijo gauti tam biškėlį per makurpelį. Va. Tas yra labai paljūslė žuvies. Na, čia ir gauna. Ne, bet iš tikrųjų super, mums mažiekiam iš tikrųjų reikia tokio, iš tikrųjų tokio naktinio, to aktyvaus gyvenimo, nes iš tikrųjų numirštas, naktinis tas mirštas reikia Dabar pasakyk, klubai, vieną dalyką, mes visi gyvenam, visi ir kaip Alkausą darė. Tai ko tiems mažiekiams reikia? Padarė Alkausą gražiausią vietą, nueikit linksminkitės, visi einat, mažiekiai, žiūrėk, kažkaip sutinku, nėra kur nueiti, nėra kur pabūti. Atsidarė vietą, žiūrėk, padarė muzikantus, viską kvietą, girdo, ainkas nors. Tai čia, ko reikia tiems mažiekiams? Aš girdėda priklausomai nuo tos vietos, labai tema tai ir aktuali, priklausomai, ką tu kviesi tą renginius. Pažiūrėk, dabar kaip pakvietė tą, kaip man ten skaitos, tas Proflame, kur ir dabar jaunimo tas reperis ir, tu pats matėjai, ant laiptų bus ten žmonės stovėjo, ten jaučiu, ten navarai ir šiaip apskritai ten buvo labai gerai, buvo labai gausiai. Bet priklausomai, ką tu pakviesi, bet jeigu tu gerą kviesi, tu daugiau ir atiduosi. Tai tu turi paskaičiuoti tą balansą, supranti ir panašiai. Tik tai dar tą temą, ką norėčiau paliesti, dabar smulkusis verslas, tas pats klubai, tas pats grįžtant prie Alkauso, realiai savivaldybės, valstybė, Tomu, tu vis tiek su tais verslais užsiemini, ar skatintus jaunuosius verslininkus mažeikiuose, kada nevykdytų tą savo veiklą ten kažkokie projektai, kažkas dar. Ar tiesiog vėl tą dalyką įmeti? Aš to galiu pasakyti kaip ir skatinimas. Mes galim sakyti, neskatim. Mes sakysim, kad ignoruojamomis, kad sakysim, kad ignoruoja dar kas nors. Savivaldybė visą sakys, jūs ateikit, mes jums pasiūlysim. Kai ateinam pasiūlyti, kažkas apie lėktuvus pradeda kalbėti, kad aš sakau, tokį burelį. Esmė. Tai va čia tas ir paskatinams, toks mūsų verslo to kaip ir. Aš galvoju, kad skatin, bet kaip ir visais laikais, Davidai. Žmonės mažėja, visi ignoruoja. Turi prangų gerą, žinai, pažįstamų labai daug tų vadinamų tėvelių turtingų, įtakingų. Tai paskatins tave. Nu jo, tai vadinasi, šiai dienai, ką mes galim padaryti, mes varom visi, čia tokia kaip reklama gausis, varom į Pegasą ir laukiam, naujo klubo atsidarimo. O jeigu tas močio laužti iš tikrųjų bus labai įdomiai, man patinka tie mojito, nealkoholiniai kokteiliukai, tai tikrai būtinai užsuksiu. Tu užsuksi, Tomai? Tai su tavis laikai. Man žinai, man ir tas toksai, man bilduks ir ta nostalgija. Kokiu, žinai, atsiminimų iš bilduko? Ten sakau, legendinė tokia vieta. Naktinį gyvenimą paliekam kuriransai realiai merdinti. Turim vieną vietą, kaip sakant. Tai mes galim... Turim vieną vietą. Pegasą, kaip ir šnekėjau. Arklidės. Čia vis nesidom arklydėm, Principė, ką aš noriu pasakyti, tai dabar mes galim pėdėti prie gražesnių dalykų, tai aš norėčiau paminėti tą dalyką, dabar visi važiuojant atnaikių, ankrakių, visą laiką matom, kad... Tos blondinės, kurintos, turbūt jonai tas gražesnis. Ne blondinės, bet principė ir tas turi pamatyti, kad ten buvo, pradėjo statyti pamatą, padarė Žemaitijos ženklai. Bus Mažeikė, Truopnų Žemaitijos. Aš galvoju, tą kelią darys mergaitės gražesnis. Tai va, akcentą padedant ant žemaitiškumo. Man didelė garbė, iš tikrųjų, kaip pasakyti, tą projektą pradėjom. Iš tikrųjų, niekas netikėjo, mes pradėjom su mano uošviu. Pradėjom daryti, ėjom į savivaldybės, niekas netikėjo, pasakėm, kad mes esame Žemaitijos tie patriotai, mums reikia Mažeikiam to ženklo. Ir principiai ir tas nesvarniai, telšiai, visi jau vyras. O koks žemaičių pasveikinimus, kaip pasveikinimus? Tu man pasakyk, nežinau. Tu aš dabar tai suklausiu, iš žemaičių patriotai. Zdarau, tu. Ne, tai, pavyzdžiui, pasveikinti ten. Samogytyje, ten visokių būdų. Nežinau, bet grįžtam prie to pačio to ženklo, tai ką aš noriu pasakyti, kad labai smagu, kad savivaldybė palaimino tą dalyką, pagaliau kaip pasakyti, atsiždygsta ženklas. 3 metai darbo buvo įdėta, mes jau ne vieną kartą. Teko ir man netgi pristatinėti tą ženklą, netgi visai savivaldybei, ten iš tikrųjų ten sakydavo, dėl ko tu nesirokau žemaitišką. Žemaitišką, ne žemaitišką, tu man vieną dalyką, aš jau supratau. Mažeikas bus ženklas, visi jau suprato. Suprasi, visi gerai. Tu man pasakyk, kas mūsų sukūrė? Kas mumis sukūrė? Ne, kas tu ženklą sukūrė? Aš. O rimčiau. Kas sukūrė? Kas tą ženklą sukūrė? Tai kažkas turėjo, žinai, paimti sukurtą ženklą. Tai projektas buvo paskelbtas. Gerai, projektas. O tai kas tą padarė? Kas laimėjo tą projektą? Aha. Bet palauk, kas dabar toksai buvo? Va.
Googlinkis. Nu, tu žinai. Aš ką nežinau, aš dėl tai klausęs. Ne, aš žinau, bet tai taip pat aš Vat pasakiau. aš klausiu, vat. Daviau čia tau bazarą. Aš pasiėmiau naktį, pasiėmiau vyliau, tad viskas. Ne, tu šiaip aš pasakysiu, nežinai, kas padarė, ne? Aš žinau, bet man užkliuvo tas pavadinimas. Matėt, viskas, David sako, aš jau žinau viską apie Žemaitiją. Nu, patriotas ar ne Ne, Žemaitija? bet aš apie statybos įmonės. Patriotas Žemaičių, patriotas. Nu, bet agirtai, kaip tu pats sakai. Raudons palikai. Tokių ženklų reikia mažiekiams ar nereikia? Aišku, kad reikia. Mes turim tą Žemaitiją palaikyti visi. Telšiai. Žemaitijos kultūros, tas sostinė. Kad bus ta sostinė ir ta sostinė. Būtų atėjęs pasakęs Mažeikiškis kažkoks vienas, ir būtų pasakęs Mažeikiai, kur tas ir sostinė Žemaitijos. Iš tikrųjų, tu patriotų, kur mes visi jau tada prieitį laidą kalbėjom, kad Mažeikiai daugiausiai tu visi patriotų turime. Turim iš tikrųjų ir esmė tame, kad mes į tą istoriją žinom, mes tas pats Virgis Juciks, kur čia buvo pas mus laidų, iš tikrųjų labai. Davau pasakyti, kad protingas. čia Žemaitija, ką nors Juciks, aš žinau, taip, užsirausiu, ką tu darai, tai šis mats kaip ant sepyks. Nu, ten, žemaičiai visi, va, tokie mes esame, bet kad tokių ženklų reikia, tuo žemaitišką kultūrą, kad ateitų į Mažeikius na būtinybė. Ir mes negalim ten tapatinti su telšiais, kai mes galim būti patys autentiški, mes galim būti unikalus ir realiai mes galim pritraukti per tavo prismę pačius turistus, kad atvažiuoju, sakytų, va, čia Mažeikiai ir kad, nu, dabar tu jau nevažiuoji. Ne, nu tai kas važiuoju į Eifelį, nusipotkim prie tuo ten miniatiūrinio, tai Tu Katins ir? O tu Katino nematai? koks Katins. A, tu Katino nematai? Laisvės gatvėje. Katins. Aha. Ne. Auksinis Katins, aš jau vis prikolinam Ei, atsidarė. tik tai. A turim tai nesimatė? Nemačiau. Žinai, kur prie Atzaro, kur tas ir toks tai skverėlis, toks mažyks padarytas, ten būdavo toks paminklas įdėtas. Ir dabar tenais padarė auksinį Katiną bukštą. Agirdi, uždėkit man tas mirsi, tas plium. Nu, ir tu mažai Nemačiau. akcentai. Va čia yra akcentai, kaip Katins yra auksinis padėts Mažeikius. Nu tai va, tai esmė tame mes pabaigim tą Žemaitijos. Norėčiau pašnekėti irgi, Padėt Katiną, nežinau. padėti tą akcentą viešuosios tvarkos pažeidims Mažeikios. Ar matėjai, Mažeikių reidas esi Mažeikios grupiai. A tas ten, kur tuštinas? Kėmės, bet tame rajone vis laik yra tokių špuosių. Aš tai žinau, kodėl taip ir. Dėl to, kad nesirūpin, iš tikrųjų mūsų Mažeikių savivaldybė nesirūpin, nepastato viešo tualetą toj vietoj. Juk ten, žinot, nes visi, nu, iš tikrųjų išgeri žmonės, ne taip? Nu jo. Nu, tai kad išgeri žmonės, ten pasakyta viešo tualetą, kad galėtų, kad žmogus nueiti įstuštinti kaip žmogus. Tai viskas, supranti. O tu čia dabar nori tualetą? Nu, davai, tualetą norėjai, ne? Nu, davai, Jo, prispaudė mane reikalas kartais. O nėra tualetą viešo, įsivaizduoja, eidžiai baitės, ne, kokį ten palaukirtasi, barakai iš vis, laik sakydavau, draugystės gatvė. Tai va, Eik draugystės gatvė, David Skark sako, nori tualetą. Čia žiūr draugelis, dėt ką. nu, bet tą video, kai mes pažiūrėjom, tas Mažeikių, tas reidus, kur buvo, nu, iš tikrųjų, nu, gėda, nu. Nesikeik. Atsiprašau, nu tikrai, va, įsprūda, paėmė ir įsprūda, supranti. 90-ieji laikai, va, nu, tu atvarai, nusilau dėmesį varai. Ne. Bet agirdai, bet esmė tame, bet mes galim prieiti prie to fakto. Mes Mažeikios, realiai, va, galim uždėti ir tą akcentą. Nu, realiai, kiek tu turi, va, dabar mikrorajone, kiek mes turim viešų tualetų. Senamiestyje mes turim... Turim, va, tu nematei, net Mažeikios reidas buvo atstotinais prie kažkokio, lengs buvo stogelis uždėtas. Čia žmogus nusimovė, tik kad stiklutinais, ten sakė nematomi stiklai ir padarė savo reikalus. Vis, nu, viešas tualetas. Nu jo, ten valyta sušluoja viskas. Ne, iš tikrųjų, kodėl tie Mažeikiai tokie esam? Fains mies, mes einam to... Bet viešų tualetų mes turim turėti, bet kokiu atveju mes neturim tik parkelius turėti realiai, nuo tiek ir sunku paimti rengti. Po to mes, žinai, tos reidos ten žvengam, juokamės ir po to lasdavuojamės, tipo, kad ten benamiai ten šlapinas ir kapų daro. Atsiprašom, nu, bet kokiu atveju mes... Pipi, nu tai esmė tame, kad... Juokiamės, bet realiai čia juokiamės ne iš tuo fakto, kad čia daro viešai vietoj tą dalyką. Aš to parašysiu, mes sąskaitos numeris ir sąskaitos numeris, jeigu visi matot, ir va čia rinksim statyti viešą naują tualetą. Mers, esi, kaip susitvarkytum su ta problema? Tu pradės kūnus rašyti, sako, tipo, merė, Tomas merė, davai pasakyk. Šlapinas, kakoj man polongais, viešai vietoj. Aš to užtar galiu pasakyti. Paskelbų konkursą statybai. Viskas. Bizūną ėmės. Jo, bizūną ėmės. Paskelbų statybų. Kas daugiau laimės, kas daugiau man atkato duos, tas ir bus pastatyta.
Griežtas tu būtum kaip Stalins koksai. Tai čia ne Stalins, mažai iškart bankrotu. Ir tas, kad dabar asfaltuoja kelius, ten trankelės, taip, bet dabar žmonės labai piktinas, kad ir žolę nepjautų. Pats gyvenu ETG ir principai ir tas, kad nesumatęs tokio brūzdylų žolę, va tokio aukščio. Pilna ir panašiai. Kodėl? Davidai, aš pasakysiu kaip ir, kadangi mažai bedarbių, darbo biržai nebeturtų bedarbių tiek, nebetur kada įsiūs. Plius ir pasirašė su kai kuriuom firmom, tai čia ne mūsų savaldybės reikia pykti. Ten kas ir būdingis kažkoksai. Būdingis. Būdings į pastatė Žemaitijos ženklą, va aš atsiminiau. Būdings ir pastatė. Tai kad pastatė, kas jį sukūrė? Firma, karočią, laimėjo projektą, jinai pastatė. Bet jau kas tenai sukūrė, kas nupaišė, koks turbūt? Projektuotas kažkoks į turbūt. Tai va, tai man įdomiausia ir buvo girdėti, kas Žemaičių ženklą pastatė, pavyzdžiui, sukūrė Darius Girgutis. Bet atsirytas, ar? Ką žinau? Tu šiaip savo išlempo. Čia išlempo šojau. Tai va, tai aš tu dabar atsakiau, matai, mano sakė, tu neturi atminties, iškart pasakiau, būdings laimėjo. Tai būdings, tai va, tai būdings pjau žolę. Tai kaip čia susiję, ir dabar žolę pjauti, ir dar su statybo, ir susiję. Jo, nes būdingis pjau žolę, tai visą šio mačiau, pas maris privažiavę, žiūri, būdingis išlipęs, bet ten vieną ką pagirsiu, negirti. Pjau negirti. Patas tai mačiau rimtai. Jo, tai ką mes norim uždėti akcentą, tai mes realiai tokį kaip akmenuką taip pametam, nusipjaukim tą žolę, iš tikrųjų, nėra sunkiai, atraskim tų žmonių, kas gal pjaut, kas nori pjaut, galiausiai, nepagailėkime tų pinigėlių. Bet aš kaimynų nupjau. Jo, bet tai, žinai, tu visiems kaimynam nenupjaus, tu tiek laiko neturi, tu tiek pinigų. Šiaip aš galiu nupjauti, jeigu kas nors kreipitės, nupjausiu aš tą žolę. Jie tokia atvažiuoju, aš kreipiuosi. Rimtai? Davai. Šiuo, normaliai. Kužačiu. Kužačiu. Vien tas. Iš manęs galtūrą dar. No. Ne, tai ką, gerai, mes tą viešą tvarką, tos pažeidimus pabaigiam ir žinai ką dabar, uždėkim akcentą vieną dalyką. Tu pastebėjai, kad vienas akcentas labai dingo iš Mažeikių. Žinau. Žinai, kas dingo. Aš ryte einu pasivaikščioti. Žinok, kokią nesąmonę pamačiau. Eidavau. Būdavo tas slalomas, peršok turėdavau. Einu šokinėjus. Taip, ar ką? Per paspirtuką. Paspirtuką, eidavau keliuką, einu šokinėjai. Bum. Slalomas būdavo, dabar nebe slalomo jau baigiu priaukti. Tai va, teisingai pataikai, Bolts paspirtukai pasitraukė iš Mažeikių. O tu žinai, dėl ko? Nežinau, tai logiškai mąstant, dėl ko pasitraukė, pinigų nesugeneravo vienas iš priežasčių. Antras iš priežasčių paprasčiausiai net ten sakė, kad darydavo tas duris, ten į savivaldybę eidavo, ten pastovi savivaldybę, ten knistavo tą protą, labai gerai, kad aš maniau paspirtukus. Bet esmė tame, žiūrėk, aš turiu paspirtukų verslą. Aš vykdau, aš pastatau paspirtukus ir esmė ir tame. Mes patys visuomenė pasinaudoję tą paslaugą, mes paimam į žolyną numetam. Tai kas yra atsakingas už tai? Ta įmonė ar tie, kurie tą paslaugą naudojas? Ar tu esi tą paspirtukų paslaugą naudojęs kad nors? Esu, bet vieną kartą tik tai aš. Tai tu tos kainos nežinai. Supranti, aš pasinaudojęs vieną kartą su to paspirtuku važiuoju, po kilometrų, kai pamatau 15 eurų, žinok, man tas paspirtuks išlėk savaime. Ar ant kelio, ar kažkur įgriuovi, žinau. Bet tai jeigu, žinai, tuos paspirtukus senis vadinasi, buvo, žinai, panaudojas. Iš tikrųjų, gandai ir tokie čia teisybė, neteisybė, aš tik tai tokį pliotką padarysiu. Iš tikrųjų, Bolts didžiausias nuostolių Mažeikiuose aptarė, nes buvo kaip iš Lietuvos miestų. Sakau, čia gans, nežinau, bet aš tą girdėjau, kad daugiausiai sugadintų paspirtukų Mažeikiuose būdavo. Tai... Privalumai, trūkumai tų paspirtukų. Trūkumai? Privalumai, trūkumai. Privalumų iš vis neturiu. Trūkumai iš tikrųjų per daug jų buvo pridėta. Juos pasinaudoti Mažeikius mes galim greičiau nueiti. Pasimdavo 5 metrus, numesdavo. Sakykime, ne Mažeikius tie paspirtukai. Žinai, kaip aš galiu pasakyti, gal tie paspirtukai ir galėtų būti, bet netoks kiekis, nes mes realiai, kaip pasakyti, mes Vilniui ten dėkiam, sakau, mes Vilniui, galimai ten irti didesnė atstumai. Dabar peškom, aš kartais dabar labai dažnai pradėjau vaikščioti peškom, aš nuo ETG visiškai kitą pusę Mažeikių, man realiai trunka nueiti apie pusę valandas. Tai tu primės koks atstums. Greit žingsnis tavo. Greit žingsnis, sportininkas, tai nėra ką daryti. Bet esmė tame, ką aš noriu pasakyti, kad kokie Vilniui, ten, žinai, kai reiktų, ten vos nesumažinti, tu važiuoji valandą laiko, aš nesu paspirtukas. Davai, nebešnės apie tas nesąmonės. Išvyko, tai Mažeikiai, mes laimingi, šiukšlių mažiau, slalomo nebe, didžiausiamės.
Pasakai. Aišku, kad ir kam tos mums O aš tai visą laiką naujus, esu Kokios naujovės, kokios reikėjo, dėl 5 metrų tą paspirtukų reikėjo. Aš tai esu užga išėjęs, nes mažai ir šiaip mies ir gers, turtings, vis nusiperka kas nors tą paspirtuką, parduodu kas nors. Bet tu esi prieš pramogas, vadinasi. Kokios pramogas, kolhausą, tai nuverkim jau. Nu, aš tai tas elvetėlės jau. Ten geriau būtų palikę negu tus paspirtukus, sakykime. Jo, bet tai dabar žinai, kur dar galim uždėti akcentą. Vasara tie. Atėjo vasara, žiūrėk. Mes sulaukiam mažykiškai atostogų. Ką mes darom? Mes nežiūrim, o čia, žinai, tipo, va, čia. Mes iš karto. Kokie 300 kg, 100 kg nuo mažeikių. Kodėl, dėkiam, nieks nepažiūrė į mažeikius palsėti? Nes neturim kur. Dabar pasižiūrėk, varom kažkur su draugėlis, ten, žinai, ar ten dar kažkur, kur varom? Tikrai ne mažeikius. Varom į Platelius, varom į Palangą, varom į Kauną, varom į Rygą, varom dar kažkur, bet tik ne čia. Mes neturim, karoči, čia kur pabūt, ne tik, ta prasme, vasara, tai tų labiau, ta didžiausia, tai žinai, ta atostogų, tas laikotarpis ir panašiai. Kodėl taip ir kodėl mes nepagalvom apie tą turizmą, kodėl mes nepagalvom kažkokią pramogas, dar noriu paliesti tą punktą, kad turėjom į tą džempiną turnikas, kur būdavo, kodėl neįsilaikė. Kodėl, žinai, tas buvo, žinau, vienas iš priežasčių, ten kažkaip ieškojo tipo, kad leistų savivaldybę prekiauti alkoholiu. Savivaldybė pasakė, X uždėjo. Aš nežinau, tas alkoholis, šokinės prigėręs ir aš nuskęs, ten tos nelaimės. Principai ir tas išgėrusiam, žinai, ne kad išgėrusiam, bet esmė tame, žiūrėk, tu žinai, kodėl tu galvoji, kad tenais nuvarai atsigerti alus, atsigerti kokį kokteilį, tu iškart varysi šokinėti. Ne, gal tiesiog žmogus nori čia pat vietoj pabūt, kokį kokteilį atsigerti, bet nebūtinai šokinėti, ten pasėdėti. Kas mažeikius garsiai, žinai? Mačiau tyrims, koksai buvo. Matulaitinė, kad jis ten dar visokių buvo prirašytas. Songaila normaliai. Žiūrėk. Songaila garsino mažeikius, visi tą žinot, ne? Lyginam duobės, bet žinok, lygin duobės šiai dienai. Takeliai atsirado, lygino. Songaila padarė tą išvadą, aš kaip supratau. Išlygino duobės mažeikių. Kelius sutvarkė. Ačiū Songaila, sutvarkytus mažeikius. Jeigu ne jisai nebūtų sutvarkyta, dar važiuotume su paspirtukais. Bet negaliu. Agirinu. Nes ir gerai. Nebėra. Ir mes kalbam apie tus mažeikių, tas duobės Songaila, kur užlygina dobelis, užlygina viską. Žinai, ką dėvi? Tu garbi arklitės, ne? Vis suprantam. Kur nueit, Pegasas. O kur viešai pavalgyti normaliai? Kur restoraną nueit? Mes kalbėjom, atsidarys tas naujas restoranas, kaip čia visa ta kalba buvo. Bet mes turim kažkur normaliai nuvaryti pavalgyti. Kur čia gali nuvažiuoti mažeikius? Aš tai žinau, žiauriai gerą vietą. Nauja atsiradus vietą, ar ne? Ne, jau daug metų vyks, bet esmė tame, kiek, ar tau šnekė apie Marių ar ne apie Marių? O kas tas Marius? Blemba, tas Marių man tai žiauriai patinka. Aš tai dabar, realiai pati mano mėgstamiausia vieta ir ta Marių, šeimininkas irgi... O jeigu mes dabar tai padarytume tokį prikolą, tokį, žinai, sėdam, pasivažinėsim ir sukursim tokią laidą, kur skaniausiai pavalgyti mažeikius Marių norėčiau. Niekur daugiau nevažiuojam į Marių. O davai kokią kitą kavinę. Niekur skaniau nerasi, tik Marių. O gal kas nors, davai, rašykit kokią kavinę nuvaryti pavalgyti, kur mažeikius faniausiai ir pavalgyti, nuvažiuoti. Kaip tu sakai, garsinam, negarsinam, nedarom, bet kad ateit kažkur, kad būtų labai skanu. Davai? Tai mes ir esame mažeikių. Jo. Mes galim padaryti. Mes mažeikiškius mylim, būsim su jumis. Mes kitą laidą darom apie mažeikių restoranus. Aš taip norėčiau apie restoranus, bet davai, pažiūrim, kokia bus ta laida visą, ne? Dėdė Fėdė, aš tau galiu kitai pasakyti. O putis aš nefėdinam. Tai aš tau galiu kitai pasakyti, principai ir tas, kad... Tu čia surimtai. Padėjom, tai aš pats rimčiausiai esu tarp mūsų 3. Tarp mūsų šiai dienai 2. Gerai. Bet aš ką noriu pasakyti, kad principai ir tas, kad... Mažeikiai, žinai, kokias dabar ieško... Žinai, ko dabar ieško mažeikiškiai? Katinėlis, pugutis, milutis mūsų. Gerai, viskas, ką aš noriu pasakyti, kad ačiū, kad mumis sekat, prenumeruokit mumis, komentuokit, mes dabar įsivažiuojam, esam, kaip sakant, ant tuo pakilimo žago. Padėkit mums kirti. Ir nupirkit, būkit geri tam pakelimų tako, kad tam lėktuvui tas ratas eitų. Nupirkit mums tą naują ratą. Kaip čia reikia pavadimą padaryti? Ne, aš normaliai, aš pragyventi man reikia. Patreoną susikurkim.
Aha, supratau. Karočią, man reikia pragyvenimo į porą štukų į savaitę. Tai hebrai, galite paukokit. Davai, prašau. O jeigu nueitum prie pažinyčių, tai kaip tam, bet paukokas. Amžina, Delsi. Ne, viskas ir gerai. So, Čia, Ačiū, Hebryta, kad buvot su mumis. Ačiū, kad žiūrėjote, komentuokit. Žinai, kieno tas bairis? Tas, Aha. nežinau. Neapsakys to mane. Čiau. Iki.